Štai. Na, pelytė visai nieko. Tik mums, aišku, reikia insetinti mūsų mygtukus, kad mes matytume. Inset, extrude. Iškeliam savo mygtukus. Pažiūrim, kad atrodo turbo smooth. Na, nevykusi pelytė mūsų gavos. Na, bet ką darysi? Teks padidinti šiuos poligonus. Tai yra, sumažinam šį poligoną ir šiuos mygtukus. Šį sumažinam ir šiuos mygtukus mes ekstrudinam. Na va, turbo smooth. Mūsų pelytė maždaug atitinka tikrovės standartus. Čia bus, galim sakyti, lazerinė pelytė, nes laido nekursim, laido mums bus grinai užsiknisimas, taigi mes pasitenkinsim vien su lazerinė pelytė. Kaip su procesorium? Procesorius irgi bus dėžė. Aišku, dėžė. Truputį per ilga. Aišku, pasikeičiam spalvą. Truputį storelesnis, štai. Aišku, netoks aukštas, maždaug toks dydžio. Aišku, mes iš praeito pelytės modeliavimo mes padarėme 3 segmentus ant 3, tai padarom ant vieneto. Oi, vieneto. Insetinam, konvertuojam į editable polygon. Insetinam. Truputį išstumiam jį į išorę. Štai. Dabar čia dėsim savo CD-romus. Taigi sujungiam šias linijas, sujungiam, connect, padarom chamfer. Čia bus mūsų CD-romai, pakeliam į viršų. Čia yra mūsų CD-romai. Dabar pasirenkam mūsų CD-romus ir juos insetinam. Spaudžiam inset. Maždaug taip, ne taip. Spaudžiam po kiekvieną CD-romą, spaudžiam inset. Spaudžiam inset. Štai. Ir dabar pasirenkę visus poligonus galime ekstrudinti juos truputėlį į vidų, nes kad matytųsi mūsų būtent daromo CD-romo forma. Na štai. Atrodo gan tikroviškai. Dabar darom mūsų ledus. Iš pradžių tokias jungtis, kai būna ant USB, prie USB. Pasirenkam poligonus. Aišku, nepamirštame išsaugoti savo darbo, nes kai viskas nueina ant uodegos, tai būna negerai. PC. Save. Dabar darysime USB stalčiuką, kaip vadinama. Pasirenkam šias dvi linijas, spaudžiame connect ir insetinam. O atsiprašau, ekstrudinam į vidų. Ekstrudinam, bet nedaug. Ir šis stalčiukas bus maždaug truputį pasisukęs į viršų. Kaip ir pas mane yra. Jis bus atidarytas. Štai. Ir dabar mes darysime čia per vidurį LED lemputės. Taigi, vėl spaudžiam connect, sukonektinam šias dvi linijas. Sukonektinam dabar šias dvi linijas. Spaudžiam chamfer. Sukonektinam šias dvi linijas. Ir gaunam per vidurį kvadratuką, ne kvadratuką, o stačiakampį. Ir mes jį insetinsim. Oi, truputį per daug. Tada insetinsim su mūsų tuo tūlu. Štai. Pasirenkam šios poligonus aplinkui, ta prasme, remelius.
ir mes juos ekstrudinam. Aišku, nedaug ekstrudinsim. Į vidų. Na štai. Ir aišku, patį va tą stikliuką mes ekstrudinam į vidų. Čia bus mūsų lempučių vidus. Dabar įdam porą lempučių, tai yra power ir ten tas raudonas ir žalias, kur mirguliuoja. Pasirenkam sphere. Pasirenkam sferą. Sumažinam ją, aišku, iki lemputės dydžio. Pasirenkam move. Įkišam ją į PC. Štai. Jeigu norime mes duplikuoti šias lemputes, mes paimam paprasčiausiai už Z ašies, spaudžiame ir laikome Shift ir tempiame į apačią. Ir mums duplikuojasi iš karto dar viena lemputė. Spaudžiame OK. Čia bus mūsų, nepamenu kokios lemputės, bet čia bus žalia. O ana bus raudona. Pasirenkam žalę. Aš ją pasirenkam raudoną. Na štai. Aišku, čia turi būti stikliukas. Mes jį darysim per matomą. Tai padarom dėžutę. Tai bus mūsų kaip ir stikliukas. Pasirenkam ant mūsų materialo. Spaudžiam standart. Aišku, dabar nesistengime uždėti gerų materialų, nes mes dėsim tekstūras ir aišku, mes renderinsim jį su Mental Ray'u. Taigi pasirinkam tokią tamselesnę spalvą, tokią melsvą. Ir ties opacity mes uždedam 50. Štai dabar jis gavos per matomas. Mūsų stikliukas jau beveik vietoje. Na štai jau turime neblogai padarytą kompiuterį. Štai kaip surenderinus mes gausime. Na visai nieko, bet aišku pridėję daug tekstūrų, pridėję labai gražius shaderius mes gausim tikrai nerealų vaizdą. Štai. Kitoje pamokoje mes bandysim sukurti, prašau, ne stalą, norėjau sakyti stalą, bet kursime tekstūras, aišku. Dėsime tekstūras ant ekrano, ant klaviatūros, dėsime shaderius Mental Ray'ui, kad gautus labai tikroviškai vaizdai su šviesom aplinkui ir taip toliau. Ir nepraleiskite pamokos išmokti gražiai dėti tekstūras ir shaderius su Mental Ray'u. Gerai, sėkmės.